Dabar kaip paleisti programą. Tai einam į Start meniu, pas jūs čia kitaip gali atrodyti, taip, visos programos, tada surandame Wonderware iš W raidės, čia yra gamintojo pavadinimas, taip. Ir va čia bus toksai shortcutas, juodas su tokiu mėlynu, InTouch vadinasi, taip, paleidžiam. Ten gali pirmą kartą jums mesti tokį langą, kur next reikės paspausti, bet galų gale atsidaro va toks langas. Čia yra startinis, pradinis projektų langas, tai mums reikia susikurti naują projektą. Tai arba per File menu New, arba paspausti va tą pirmą mygtuką W. Taip, ir tada toksai atsidaro wizardas, kurioj vietoj. Tai jūs kažkur tai savo kompiuterį, kad žinotumėt, kur jūs kūrėt, pavyzdžiui, ten susikurkite kažkur projektai ar praktiką. Nu, pas mane projektai yra, tarkim, mane, čia aš sukursiu D-diske folderį, kažkokį savo praktiką, taip, ir čia kursiu savo projektus. Tada pažymiu praktiką folderį, OK, ir tada next. Nu, čia pavadinimai, čia nebūtina kažką rašyti, tiesiog, kad žinotumėt kažką tai. Ir finish, next, finish. Viskas, va. Dabar jūsų yra va čia sukurtas projektas, kelias iki jo ir 2 kart paleidžiam. Tada sako, kad neturim licenzijos, viskas gerai, nes čia yra demo versija. Tada va tokį metą ir čia reikia paspausti ignoruot, nes čia demo versija. Taip, ir va atsidaro mūsų toksai va langas mūsų programoje ir mums reikia sukurti savo darbo lauką. Dabar čia tuščia. Tai mes einam ten, kur kairiai pusėje va čia Windows parašyta, taip, ir su pelės dešiniu klavišu spaudžiam New, naujas langas, taip. Tai čia va atsidaro langas, tiesiog kažkokį pavadinimą parašom, nesvarbu. Ir va čia mūsų darbo laukas yra sukurtas ir galim dirbti.